Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis. Mano vardas yra Inga. Šiandien yra rugpjūčio 4 ir kaip paskutiniu metu jau įprasta, filmuoju praėjusio mėnesio rezultatus, taigi norėčiau atsiskaityti, kągi nuveikiau Liepos mėnesį. Pradėsiu nuo pabaigtukų. Tradiciškai dabar, kaip tik matote, du mažiukus pabaigtukus. Tai vienas pradėtas ir pabaigtas pirmą mėnesio dieną. Štai paso dėklas su drugeliu. O kitas pradėtas paskutiniam Liepos dienom ir pabaigtas Liepos 31. Tokį kortelių dėklą jau esu siuvinėjusi juodos spalvos sau. Šitas komplektas paso dėklo ir kortelio dėklo yra mamai. Taigi dabar nufilmuosiu šitus rezultatus ir iš karto atiduosiu jai naudoti. Sau taip pat esu įsigijusi paso dėklą tik juodos spalvos ir irgi planuoju išsisiuvinėti, bet kol kas man nelabai aktualu, nes mano paso galiojimo laikas baigėsi ir kol naujo nepasidariau, tai man kaip ir nelabai jo reikia. Kitas mano pabaigtas darbas, kolegiams siuvinėjami drobiniai maišeliai su telefonais. Schemą radau internete. Esu išsiuvinėjusi ir rodžiau jau maišelį su raudonu, tokiu panašiu išsiuvinėtų telefonu. Čia yra antras maišelis su žaliu telefonu ir siuvinėsiu dar vieną su pilkos spalvos telefonu. Kaip jau esu pasakojusi, noriu kolegiams mūsų 20 metų bendro darbo vienoje darbovietėje sukakties proga padovanoti tokias kasdienybėje naudojamas dovanas, bet padarytas savo rankomis. Ir kadangi mūsų darbas yra susijęs su telefonu, todėl pasirinkau telefonų motyvą. Pradėjau jau ir trečią pilką telefoną, bet nėra ką parodyti, viso labo 18 kryžiukų, tai parodysiu arba kai bus daugiau pajudintas, arba kai bus pabaigtas. Kitas mano Liepos mėnesį pabaigtas darbas, tai birželį pradėta štai tokia Elka arba Natalijos Orechovos autorinė schema Pavasario širdis. Ja pradėjau birželio mėnesį labai ekspromtu ir norėjau kuo greičiau pabaigti. Rugsėjo vidury yra kolegės, kuriai su kitom kolegėmis ruošiamės jubiliejaus progą dovanoti įrėmintą paveikslą, taigi norėjau kuo greičiau pabaigti, neužilgo nešiu įrėminti. Labai tikiuosi rugpjūčio mėnesio rezultatuose parodyti jau apipavidalintą darbą. Tai labai gražios pastelinės spalvos, negaliu pasakyti, kad labai lengvas darbas, nes daug spalvų kaitaliojimo, labai daug backstitcho. Turėjo būti prancūziški mazgeliai, bet aš jų nedariau, vietoj jų išsiuvinėjau karoliukus. Štai va čia ir va čia. Nežinau, ar labai gerai matosi. Žinau tikrai, kad neblizga prie tokio apšvietimo. Šitam siuvinį ėmiau blizgų 32 kaunto baltos spalvos sevą. Na ir žiūrėsim, kaip seksis pritaikyti rėmą, kadangi blizgus sevas yra pakankamai kaprizingas rėminime. Tai štai tiek apie šitą darbą, judam toliau. Kitas mano nemažas pabaigtas darbas, pradėtas 23 metų gegužę, yra Lukas Aguonos
Iš trilogijos šitos yra paskutinės, mažesnės esu užsiuvinėjusi pernai, bet matyt pernai persisiuvinėjau mažesnių rinkinių ir šitos aguonos kažkaip ypatingai sunkiai ėjosi. Bet pagaliau aš jas priveikiau, sąmoningai skubinau jau šitą mėnesį pabaigti šitą darbą. Norėjau pabaigti dar vieną, bet teko pasirinkti arba šitą, arba kitą. Tai kitą tik pajudinau, parodysiu paskui, kuris ten buvo darbas ir tą kitą planuoju pabaigti kitą mėnesį. Čia buvo Lukas rinkinys. Rinkinyje audinys buvo įdėtas 16 kaunto aida, kurią keičiau 32 kaunto baltos spalvos liną. Aidą į liną keičiau visuose rinkiniuose. Ir kažkada tai, kai jau nuspręsiu apipavidalinti, norėčiau rėminti į vienodo stiliaus rėmus. Dar vienas pabaigtas, tačiau neapipavidalintas darbas yra štai toks Mill Hill Monarch Butterfly rinkinys. Praėjusi, man atrodo, mėnesį gal gegužę rodžiau išsiuvinėtus kitus tokio stiliaus 3 Mill Hill drugelius. Tokį konkrečiai drugelius jau 2 kartus siuvinėjau, esu pasidariusi iš tų 2 drugelio auskarus, o šitą išsiuvinėjau 3 kartą tiems kitiems į kompaniją. Tai va, anie neapipavidalinti, šitas dar kol kas neapipavidalintas, bandysiu apipavidalinti juos visus kartu. Toliau norėčiau parodyti savo tęsiamus darbus. Tai kaip minėjau, kai kalbėjau apie Lukas aguonas, dabar štai taip padėsiu šitą, nes atlaisvinau rėmą, norėjau parodyti, kągi daugiausia veikiau šitam darbe. Lukas aguonų konkurentas pabaigimui Liepos mėnesį buvo štai šitas pušų vainikas, kurį norėjau pabaigti iki Kalėdų ir apipavidalinti, tačiau nepabaigiau, todėl gulėjo, niekaip rankos iki jo nesitiesė ir dabar nusprendžiau, kad laikas galų gale jį pabaigti. Iš viso šitam pušų vainike yra 13 313 kryžiukų, tai yra Viktorijos Pachomovos autorinė schema. Pagrinde, ką pasiuvinėjau per Liepą, tai pabaigiau užpildyti kai kur štai čia buvusius kryžiukus ir pabaigiau šitoj visoj daly backstitchą. Ir kažkiek pasiuvinėjau štai čia viršutiniai daly kryžiukų. Iš viso per mėnesį išsiuvinėjau 1454 kryžiukus. Yra šiuo metu 77 procentai, liko 3062 kryžiukai, kuriuos labai tikiuosi pabaigti rugpjūtį, nes liko nedaug, norisi jau pabaigti, apipavidalinti ir padėti į kalėdinių dekoracijų dėžutę, kad jis lauktų, kadagi ateis Kalėdos ir bus galima juo papuošti namus. Kitas mano per Liepą pajudintas darbas yra štai toks Riolio rinkinys Ripe Cherry. Jame per mėnesį išsiuvinėjau 928 kryžiukus, šiuo metu yra 44 procentai darbo. Siuvinėjau štai šitoj daly. Dabar norėčiau pabaigti čia apačioj kryžiukus ir jeigu yra backstitchas, nepamenu šitoj daly, tai jį ir persukti rėmą, kad jau galėčiau siuvinėti visą likusį darbą viršuje. Iš viso šitam darbe yra 7608 kryžiukai,
tai liko 4263, kas principe nėra labai daug, juo labiau, kad tie 900 su viršum išsiuvinėtų kryžiukų šį mėnesį buvo padaryti per vieną vakarą, tai galima būtų atsisėsti ir per kokią savaitėlę pabaigti. Bet kadangi yra mėnesinių įsipareigojimų, taip pat reikia dalyvauti bingo žaidime, tai kaip visada nėra kada siuvinėti kitų darbų. Vienas iš kas mėnesį jaudinamų darbų tai yra Dimensions Balloon Glow. Su juo dalyvauju Kryželių namuose projekte Kryželis po kryželio. Norma šito mėnesio buvo 2000 kryžiukų. Tai aš per mėnesį įveikiau 2150. Šiuo metu yra 58 su trupučiu procento darbo. Siuvinėjau štai šitoje dalyje, dabar siuvinėjau dangų pusinukais. Kol kas pusinukai buvo tik 2 gijom. Tai ėjosi pakankamai neblogai. Labai tikiuosi, kad didesnę dalį pusinukų, kurie siuvinėjami dideliu gijų skaičiumi po 4, po 5, jau gal išsiuvinėjau apačioje vandenyje. Iš viso šitame darbe yra 46 750 kryžiukų ir liko man nei daug nei mažai 19,5 tūkstančio. Tai manau, kad atsiskaitysiu šiandien Kryželis po kryželio projekte ir vėl šiek tiek pasuksiu rėmą, kad jau va šita neužpildyta dalis būtų visai čia apačioje, kad būtų man patogu eiti į viršų, nes šitoj vietoj bandau jau išsiuvinėti, sakykime, šita spalva visiškai yra pusinukai pabaigti, šita žalia visiškai pabaigti, tai norisi, jeigu yra įmanoma, pabaigti tą spalvą ir prie jos nebegrįžti. Kitas mano kas mėnesį judinamas darbas yra likvidacijoje dalyvaujantis rinkinys Mereškas Seaside Hideaway. Tai jame pagrinde pasiuvinėjau vėl šitoj pusėj. Jau kaip reikėtų keltis į tą pusę, pasiuvinėti štai čia, kad būtų galima vėl šiek tiek pasukti rėmą. Per mėnesį jame išsiuvinėjau 1337 kryžiukus. Šitas darbas perkopė 50%, šiuo metu yra 51 beveik su pusę procento. Labai panašus jo dydis į Balloon Glow, jis šiek tiek mažesnis, bet jame irgi yra 46 092 kryžiukai. Ir šiuo metu jame man liko 22 411 kryžiukų. Tai čia jau bus jūra, kuris siuvinėjasi pusinukais. Ir šitą mėnesį judinsiu, kaip visada, mažiausiai 1000 kryžiukų. Kitas mano pajudintas Liepos mėnesį darbą yra Vivian Powers autorinė schema Lietuvos vėliavos kvakeris. Tai pasiuvinėjau šitoj daly, truputėlį geltonai, truputėlį žaliai. Per Liepą jame padariau 607 kryžiukus, čia siuvinėjau ant 35 kaunto lino. Čia mano debiutas ant tokio kaunto lino siuvinėti, iki šio darbo nesu siuvinėjusi ant smulkaus kaunto lino. Siuvinėju 1 gija siūlo per 2 gijas audinio.
Tai šitame darbe šiuo metu yra 13%, iš viso jame yra 45 577 kryžiukai ir liko 39 609 kryžiukai išsiuvinėti. Tai kai pasiemu labai smagiai einasi, bet kaip jau esu ne kartą minėjusi, tam, kad judinti, reikia judinti, o kai turi kitų įsipareigojimų, tai ne visada gaunasi. Dar vienas mano pajudintas darbas, tai buvo Olgos Dmitrienko autorinė schema siuvinėjama ant medinių paruoštukų, Kalėdų dvasios vadinasi. Tai turėjau išsiuvinėtą štai šią žvaigždutę ir štai šį jautuką. Pakelsiu juos arčiau. Štai šiuos du jau buvau išsiuvinėjusi ir buvau pradėjusi paukštuką. Tai dabar pabaigiau paukštuką ir liko dar arkliukas ir avinukas. Per Liepos mėnesį šitame darbe išsiuvinėjau 651 kryžiuką, dabar yra beveik 50%, labai nedaug trūksta, iki 50% darbo. Iš viso yra 7174 kryžiukai ir liko 3588 kryžiukai. Tai yra mano pagrinde kelioninis procesas arba tada, kada man reikia kažko tai greitai po ranka, kad aš galėčiau padėti bent kelis kryžiukus. Bet pagrinde jisai su manim keliauja. Kitas mano pajudintas darbas yra štai toks firmos Vdachnovenija rinkinys, ant plastiko siuvinėjamas drugelis. Jame pasiuvinėjau šitą mėnesį labai nedaug. Štai šitoj vietoj truputėlį sparną, bet rėmiau tik vieną dieną, išsiuvinėjau 100 karoliukų, judinsiu ir toliau. Tai toks vasarinis labai darbelis, negaliu pasakyti, kiek procentų darbo čia yra, kadangi siuvinėjau iš popierinės schemos, nėra kaip padaryti sagos jo. Tai ką išsiuvinėjau, skaičiuoju rankiniu būdu. Dar buvau pamiršusi, kad esu apipavidalinusi vieną darbą ir pamiršau jį atsinešti. Tai dabar einu atsinešiu ir parodysiu, kągi apipavidalinau. Netaip seniai metų pabaigtukuose rodžiau išsiuvinėtą šitą drugelį ir minėjau, kad norėčiau jį užsisiūti ant džinsinės striukės. Tai pagaliau apdorojau jam kraštus ir prisisiuvau prie striukės. Štai taip tai atrodo. Jau net buvau ir apsivilkusi, nepaisant mūsų karštos vasaros. Labai man gražus rezultatas. Ir kas yra gerai, kad jeigu kartais striukę sudėvėčiau, tai drugelį galiu nusiardyti ir užsisiūti ant kokio nors kito daikto. Kita labai svarbi visų video rubrika yra pirkiniai. Jų buvo ir šitą mėnesį. Tai parodysiu, ką nusipirkau. Pirmiausia, parodysiu, kad nusipirkau štai tokius audinukus su žemėlapiu. Jie yra skirti nesiuvinėjimui, bet iš jų norėčiau pasidaryti
aksesuarų siuvinėjimui, tai arba vokelių procesams, arba apvilkti procesam ar rėmam. Tai va štai tokios dvi medžiagos. Kada tai padarysiu, nežinau, bet kiekvienais metais, kai atvažiuoja mano sesuo atostogų į Lietuvą, jinai visada nori apsilankyti audinių parduotuviai ir jinai dažniausiai išeina tuščiomis, o aš vis dėlto kažką tai įsigijusi. Tai va štai tokius audinius nusipirkau. Žiūrėsim, kas iš jų gausis. Praėjusį mėnesį rodžiau rankdarbiuose pirktų audinių ir sakiau, kad noriu restartuoti vieną procesą. Tai yra drugelių semplerė. Ir pasirinkau, kad vis dėlto norėčiau jį restartuoti ant štai šito audinio, bet išaiškėjo, kad nusipirkau per mažą gabaliuką. Tai įsigijau didesnį gabaliuką laimo spalvos 27 kaunto Evo. Ir nusprendžiau, kad niekada nepamaišys sandėliuke turėti ir didesnį gabaliuką 28 kaunto melsvos spalvos Evo. Abu šitie gabaliukai yra 100 ant 70. Praėjusį kartą, kai pirkau, buvo 50 ant 70. Tai šitą, kai jau nuspręsiu restartuoti, panaudosiu drugelių sempleriui, o šitą pasidėsiu į sandėliuką. Dar rankdarbiuose prie to paties prigrėbiau ir keletą rinkinių. Tai štai du tokius Dimensions Gold petitus su laivu ir su švyturiu. Tokių švyturių turiu nusipirkusi dar du, jie yra pakeliui. Kai gausiu, būtinai pasigirsiu. Ir štai tokį laivą. Štai tokie siūliukai kitoj pusėje. Ir du Milhilo rinkinius. Tai kaip keista drugelį. Štai tokį. Ir štai tokią paletę. Paletę, kai pamačiau, tokia graži, tokios gražios spalvos, kad nusprendžiau, kad būtinai turiu įsigyti. Na, o drugelis, žinant mane, tai nieko naujo. Dar vieną aksesuarą nusipirkau iš Kinijos. Tai štai tokią rūšiuoklę. Čia viskas, kas buvo dėžutėje. Šitos rytės įsistato iš tai šitą padėkliuką. Čia yra magnetas. Šitoj vat vietoj galima pasidėti žirklutes, adatas. Dar nebandžiau, kaip matot, viskas supakuota, bet manau, kad artimiausiu metu pabandysiu. Ir štai tiek pabaigtukų, pirkinių ir procesų šitą mėnesį. Norėčiau pabaigti per rugpjūtį keletą darbų, nes norėčiau keletą naujų darbų pradėti. Nežinau, kaip seksis. Bandysiu bingo žaidime gal kai kur siuvinėti dvigubom normom, bet ne pagal langelio temą, tam, kad kuo greičiau pabaigti kai kuriuos darbus. Labai norėčiau pabaigti pušų vainiką, tai čia pirmas pretendentas pabaigimui. Antras pretendentas pabaigimui, jeigu pavyktų, norėčiau pabaigti Riolio Ripe Cherry. Tai tiek naujienų.
Linkiu jums lygių kryžiukų, kad mūza nepabėgtų ir iki kitų susitikimų.